Tęsiant įsišaknijusias numirėlių mazgojimo tradicijas, balandžio 23 dieną sostinės Gedimino prospekte duris atvėrė Fluxus ministerija. Priperėto jaunųjų menininkų inkubatoriaus iniciatorius ir priešrinkiminių reitingų mecenatas Arturas buvo pasiruošęs kameroms. Mėgino kažką pasakyti, bet kadangi nesupratau, tai vieną dublį pakartojo. Mačiūno portretų iš dūmų danguje nespėjau pamatyti, nes čiuvakai neiškentę paleido juos 10 minučių anksčiau nei programoje buvo numatyta. Kaimynai pagalvojo, kad ant stogo dega žolė, tačiau antikvarinė gaisrinės mašina prieigose greitai juos nuramino. Aplinkui smaukuliavusi kūrybinių patalpų interesantai ir Gedimino prospektos brodas, cigaretės, dviračiai, mobilūs telefonai, vaikai, formalios šypsenos, žibutės, laimingos supermamos. Taigi, užsuksime vidun pasižvalgyti. Kas tai, ministerija ar neseniai iš Lukštų išsiritusių jaunųjų Lietuvos menininkų vištidė? Pirmojo aukšto foje tiksliai atkartoja 7-ojo dešimtmečio Niujorko karčiamas. Girdėjau, kad įkurtuvių proga buvo dalinamas alus, vanduo ir 3 koldūnai. Kaip ir priklauso pirmąją darbo dieną ministerijose, laiptais aukštyn žemyn lakstė klerkai ir klerkės, o visos mintys sukosi apie kabinetų dalybas. Tokiais tikslais grįstas šurmulys koridoriuose priminė pornografinį filmą. Komisijų grupės prasilenkdamos maišėsi tarpusavyje, reikėjo spėti pabūti visur ir per trumpą laiką apžvelgti paskubomis surengtas simboliškas instaliacijas. Štai viena jų pavadinimu "Bybis tau į akį, kepeningų bronzos amžiaus tvarinys". Draugai susitiko draugus, kurių nematė 100 metų, o prašalaičiai marozėliai iš viso nesuprato, kas čia vyksta, bet jaučiu zajabys, ne? Vienas čiuvakas eksponavo ant grindų primėtytas pagalvėles, kurias naktimis jo boba siuvinėja, kai jis laka suokalbyje su draugeliais. Arba štai gyvas paveikslas įsikurti svarstanti porelė. Buvo ir paauglio kambarys su visais daiktais. Šeimininką matyt gerokai užkniso draugeliai, tai jis galvojo iššokti valandėlį į gatvę. O štai tuščiasis laukiamasis. Valandą laukiau, kol kas nors pasirodys ir nesulaukiau, dėl to jis pavadintas tuščiuoju. Senovinėmis rozetėmis puoštas ministerijos skaičiavimo centras. Populiariausi klausimai aplinkui buvo: ar jau visur buvai, kas gero, ir tu radai saldainių, ten specialiai padėta, kad nežinotum ar valgyti. Smaukydamasis koridoriais, aptikau žymųjį Jurgio Mačiūno tualetą. Nuostabus daiktas yra senobinė tupykla. Įsivaizduoju, kiek vandens nutekėjo nuo 7-ojo dešimtmečio. Grindų šlavimo instaliacija ir vartotojiškai sielai artimų daiktų paroda. Nuo alaus pasbangę vyrukai mėgaujasi žiūrovų dėmesiu žiūrėdami į televizoriaus dugnelį. Labai užskaitau, žiauriai blogas kūrinys. Pagyvenusios paauglės galėjo pasijusti mažytėmis mergytėmis, savo rankų šešėliais gaudydamos ekrane persekiojamą žmogutį. Taikomosios dailės konservas ir galiausiai ministerijos viršūnė, skylė užlipti ant stogo, prie kurios reikėjo atstovėti eilėje. Džiuginantis projektas, kūrybos dirbtuvės ir alaus nakvynės namai viename apleistame pastate. Čia jums ne prie Žemaitės gatvėje sėdėti, išėjau pro atsarginės duris. Namo grįžau savais keliais, o po keliui susitikau malonų modernaus pasaulio ciniką, kuris eidamas šnekėjosi su savimi.